Pagal aplinkos ministerijos gautą raštą iki kovo 13 dienos reikėtų patikslinti daugiabučių namus, kurie įtraukti į pirmą etapą gyventojų pasirengimą dalyvauti Alytaus energinio efektyvumo didinimo programoje kartu kompleksas su būsto energijos taupymo agentūra. Tai šituo atveju visi sąraše pateikti daugiabučiai namai, jie buvo paskelbti Alytaus naujienose. Berods ir gidas informavo tos visus namus, pakartotinai informuoti bendrijų pirmininkai ir jiems yra pateikta preliminari dokumentacija, kokią reikia apsvarstyti daugiabučių namų bendrijų susirinkimuose ir priimti sprendimus. Tačiau po šiandien pokalbio meras kalbėjo su viceministre Matonėje, tai skaito, kad reikėtų tik preliminarus pritarimas, kad jie sutinka dalyvauti toj programoje. Tik po to pasirašant sutartį su būsto energinio efektyvumo agentūra bus įmamas tolimesnių veiksmų atlikti energetinius auditus ir taip pat investicinių planų parengimą. Tai tokiu atveju tada procesas pajudėtų.